Labas rytas, diena ar vakaras. Nesvarbu, koks dabar paros metas. Ačiū, kad įsijungėte Meciforso kanalą. Su jumis didžiausias feilas Karolis. Tai va, šiandien tęsiam Minecraft išlikę gali serijas. Ir, kaip matot, atėjo naktis. Ir kur mes dabar esam, tai iš tikrųjų spavne. Nes atsitiko taip, kad tiesiog mirėm, viskas. Čia kursimės. Eik tu peklon, bleba! Eik tu eina sau. Eik tu fucking come on! Shit! Shoot! Aišku, karoči, jo. Ir kai mirštate jūs, jeigu neturit lovos, kurioj permiegojot, jūs viskas, atsirandat kažkokioj, na, nerandom, bet toj vietoj, kurioj iš pat pradžių atsiradot. Dar gerai, kad ne visiškai random vietoj. Tai va, vienu žodžiu, mes praradom visus savo daiktus. Ir ką, pala. Hard. Sunkumas sunkus bus mūsų. Ir vienu žodžiu jau ten matau zombiai sponinasi. Vienu žodžiu, naktis jau ateina. Ir mes neturim ką daryt. Na, parodysiu, kas būna, kai mirštat. Tai va, respawn. Ir štai jūs atsiranda ten, kur pradėjot. Tai va, tai ką mums dabar daryt? Na, gan logiška. Pamaniau, kad ta vieta iš tikrųjų nebuvo tokia gal ir graži. Tai mes į ją nebegrįšim, o pradėsim viską nuo nulio. Štai čia vat. Ką čia galim krūmelį kokį pasimti. Ir aišku, visų pirma pradėsim kirt medį. Nors ir dabar naktis, tai aš nelabai bijau. Na, nors dabar naktis, aš turėčiau bijot, bet nebijau, nes truputį susinervinau, kad taip atsitiko kvailai. Tai va, čia iš tikrųjų nėra gražių gan vietų. Tai pabandysim mes padaryti, kad tos gražios vietos, na, negražios tiksliau vietos taptų gražiom. Tai ką, aišku, pirma, mums reikia nusikirsti medžius. Nes medis, kaip žinot, Minecraft'e yra pats pradinis resursas, kaip jau sakiau. Ir mes tą ir darom, aišku. Eik tu sau, blet! Bijau! Čia būna tokie madžiukai zombiukai, jie labai greitai ir jie pavojingi. Shit! Netgi du! O, Jėzus, ką daryt? Negalim bėgt. Shit. Ir dar tėvukas jų atėjo. Eik tu, mirsim. Eik tu, peklon, blemba. Eina sau. Matot, ką reiškia hard? Mirk, lempa. Taigi, numirėm dar kartą. Tikiuosi jau paskutinį šiandien. Gavom šiek tiek patirties. Nu, va, vėl jie yra. Pala. O čia tas triukas veikia. Yes. Jeigu jūs stovit, tarkim, tokiai, vat. Eik tu sau. Jie anksčiau jūsų nematydavo, bet dabar, kaip matau, jie mato. Shit, bėgam. Fuck, bijau. Jie čia. Run. Berods pasprukom. Net nemoku kalbėt. Berods pasprukom. Šiek tiek kalkiai išnaudojom, bet viskas okei.
Tai va, dabar reikia tiesiog čia susirasti kokią gražią vietelę. Čia tų iškrypelių pilna. Dabar aš galvoju, kur mums čia. Šitas kalnas visai taip ne... Visai taip negražiai, aišku, negražiai. Šitas kalnas visai taip gražiai atrodo. Aš gal ir norėčiau čia kur nors susikurt. Oh, I see that place. Viskas, ten kursimės. Ten mes ir gyvensim. La 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 la. Ok, tai nuplaukiam. Kas ten? Giedrius Titenis ar tai? Rūta Meilutytė. Va, nuplaukiam. Eina savo iš karto variukas. Čia yra variukas Minecraft'e. Kilit. Kilit. Eik tu savo! Ah! Negaliu sprendėt. Fuck. Fuck. O dieve, o dieve, o dieve. Jezus. Jezus. Again, please. Nes dabar, jeigu jis mum įtrenks, mes iš karto mirsim. Okay. Shit, baisu, žiauriai baisu. Mirk. Greičiau. Mirk tiesiog, nu. Eik tu savo, lemba. O, Jezus. Jisai šokinėja daug tai. Yes! Mirė padlas. Ok. Oh shit. Creeperis. Shit. Jeigu turit galimybę, būtinai išvenkit šito daikto, nes šitas vat mobas, šitas padaras yra vadinamas creeperiu ir jis sprogsta. Ir kas nėra labai malonu. Sakiau. Argi nesakiau aš jums, kad taip yra. Vienu žodžiu, neprotingai darė, mums reikia kardo iš karto. Kadro. Taip, Karoli. Būtent, kadro. Būtent, mums reikia kardo. Taip, mums reikia kardo iš karto, tai mes būtent jį dabar ir pasidarysim. Aišku, vėl ilgai ir nuobodžiai išsikirsim medieną. Kiek čia jos yra? Nu, dar porą blokelių. O. Ta, išsikirtom medieną, galim ją pasidaryti į lentas. Iš lentų darbastalį. O, achievementas. Iš darbastalio galim... Bam. Kažkaip kardas, jo? Ok. Gavom dar pasiekimą. O. Kiek mes čia pasiekimą gaunam? Tai Minecraft'e, jeigu padarot kažką ypatingo, ar ne visiškai pradžioje ypatingo, bet jūs gaunat pasiekimą vadinamą. Tai čia va yra achievements, čia jūs galit sekt. Tai tipo pasidarykit šitą darbastalį, paskui galit pasigaminti kardą, kad šitą gautumėt, tada nužudyti karvę, o paskui galit balną gauti, galit pasidaryti, nu, čia toliau, čia aišku maininimas yra, tai yra kasimas resurso, čia labai daug visokių įdomių dalykų, tai jeigu tik norit, čia mūsų tas pradinis vedis, nuo kurio pradėjom, tai galim ir išsikirti dar jo gabaliuką. Galim čia pasižymėti tą vietą. Bus ta... Ko čia žiūri? Minecraft'e būna tokie baisus garsai, tai neišsigaskit, čia jie nieko nereiškia, bet tiesiog, kad jūs įbaugintų. Kad parodyt, kokie jūs esat bailus. Manyčiau, pirmą pasimsiu pučiuką pavalgymo. Tai yra karvių, pažudysim truputį. Tada jau galėsim eit ir viską pasidaryti. Tai Minecraft'e, jeigu jūs taip gyvensit, kaip iki šiol aš gyvenau, tai jūs greičiausiai nelabai ir išgyvensit. Kad Minecraft'e normaliai išgyventumėt, jum reikia... Čia yra, ne? Ne.
O, gavom, labai nice, gavom šito. Kad Minecraft'e normaliai išgyventumėt, jum reikia pasidaryti namuką. Kažkokią tai bazę. Na, skydą tiesiog, kuris jūs apsaugotų nuo visokių baisūnų ir kad ten galėtumėt ramiai gyventi, viską pasidėti, jeigu netelpa. Jeigu netelpa, taip. Tai va, tuoj mes tik maistelio pasimsim ir galim varyti. Galim dabar turbūt netgi atkeršyti tiems, kurie čia buvo. Kill it. Die. Mirk. O. Kas šitą? Taip, karvė. Ant medžio reikėjo gyventi. Būtent. Labai protingai pasielgiai, bet mes pasielgsim dar protingiau. O, čia yra tie grybai. Mes galėsim dar grybus auginti greit. Jeigu tik aišku norėsim. Aš manau, kad norėsim. Tik dabar reikia pasirinkti gerą vietą, kurioje mes gyvensim. Truputį, kaip matau, Alka prasinaudojo. Čia va tokia nice vieta, bet nelabai lygi. O gal iš tikrųjų aš ir norėčiau čia gyventi. Vieną savo jau matau. Viskas. Čia vienu žodžiu gyvensim. Tai ką tai, visų pirma, galim prasivalyti truputį vietą savo. Būsimąją gyvenimo vietą, kur mes gyvensim. Ir ką, pasidėtam šitą darbastalį savo. Ir visų pirma, ko mums reikia, tai yra kirtiklis. Kirtiklis, va, ir pasiekimą gavom. Labai gerai. Man patinka, kad mes turim pasiekimą. Ok, tai kad viską čia pasidarytumėm, tai reikia mums iš naujo eiti. Todėl mes, reiškiasi, ir padarysim taip. Mes darysim taip, kad 7 čia, ok. Gausim 20 šito akmens, o kai gaunam 20 akmens, mes galim pasidaryti visus įrankius ir viską, ko mums reikia. Todėl pirmą jį išsikasim. Jau 16. Opa. Na va, 20 akmens. 3 dar turim šito purvo. Kelis, va, viskas. Su 20 blokelio anglens. Taip. Akmens. Su 20 blokelio akmens mes galim jau pasidaryti normaliai įrankius. Tai visų pirma, kad mums būtų saugu, kad saugiai jaustumėmės, pasidarom akmeninį kardą. Kardas. Toliau. Pasidarom tokius įrankius kaip kirtiklė. Ir kas čia? Eikit peklo. Eina savo. Žiūrėkit, nepadarykit tokios klaidos. Jeigu jūs, tarkim, norit išsikraftint... Lemba, kaip čia jums parodyti? Jeigu jūs nenorit 2 kartus paspaust, kad šitą įsikraftinti, ne, jūs galit laikyti shiftą nuspaudę ir tada jums viską iškraftins, ne? Bet nepadarykit tokios klaidos darydami įrankius, nes jums labai daug įrankių kartais gali padaryti ir tada jums nelabai to norėsis, nes visiškai nereikia to. Todėl mes dabar ką dar... Kirvis ir liko 8, kas yra labai gerai. Taip. Visų pirma, nusikirsim medienos. Kodėlgi ne, ar ne? Sutinkat. Pirma, mums reikia medienos, kad mes čia viską normaliai įsirengtume. Bam. Ok. Dar trupučiuką mes jas nusikirsim. Nebėda čia su ją yra, nes aplinkui mus yra labai daug medžių. Ir su medžiais mes galim... Nu, iš medžių mes galim išgauti medieną. Tai čia yra logiška ir čia aš kažko naujo tikrai jums nepasakiau. Vienu žodžiu, sekit, ką aš darau. Ir jeigu jūs irgi žaidžiat Minecraftą dabar, tai galit... Opa, kas čia šovė? Eina savo, kas čia... Matot čia. Į mus šaudo toksai
negeras monstras. Dar mes pasiekimą gavom. Tai į mus šaudė ką tik skeletas, jie gali šaudyti iš lanko, mes taip pat galim pasidaryti lanką, bet mes kol kas to nenorim daryti, ne? Todėlgi mes dabar nusižudysim šitą. O, anglis. Kaip tik reikėjo mum anglis. Aišku, turim 2 pikeksus, todėl švaininsim ją šitaip. Kažkaip nelabai norisi patikėkit. Šitam keive su pusė širdučių būtų. Dėl, kad ir kaip mums neapsimokėtų, mes pavalgysim. Ir beje, Minecraft'e yra tokie urvai, kur jūs galite greitai rasti kažkokių resursų, ko jums reikia. Tai anglės, tarkim, čia. Vienu žodžiu, tuoj pamatysit, kaip čia viskas veikia. Šitas epizodas turbūt bus truputį ilgesnis. Ir per jį, ką mes per jį darysim, tai statysim namą. Išmokysiu jūs, kaip pastatyti gražų tokį namą. Čia dabar, aišku, yra kiškučiai. Gėlytės. Galima šiek tiek gėlyčių pasimti. Gal jų mums paskui kažkur prireiks. Ką nors pagražinti. Tai aišku, aš ten mačiau yra anglės, bet kažkaip jos nesinori imti, nes whatever. Ir čia aš matau berods revaina. Ne, čia yra paprastas urvas. Ok. Norėčiau praeit. Opa. Gerai. Mes neturim. Va, kastuvėlį turim, šiupelį, taip sakant. Šiupelioką. Aišku. Kitokį dar grybą. Pasiėmėm, viskas ok. Kur mūsų tas... Kur mes šią namą nusprendėm įsirengti? Net pamiršau. Kas per velnias? Kur mūsų namas? Eik tu savo. Ai, nu. Mes nuklydom. Taip. Mes nuklydom į šoną. Kas yra nelabai smagu. Aišku, nusikrentam. Nu, aš nemoku kalbėti. Nu, atleisk, nemoku. Nusikertam su kranendrės. Iš tikrųjų, kardą galėčiau čia įsidėti. Kardą visada dėkit į antrą inventoriaus šitą, nes jį patogiausiai yra paspausti. Todėl, ta prasme, jūs ne tik šitų ratukų galit, bet ir skaičiais, kurie yra virš W raidės. Nu, pasibandykit, tikrai pamatysit, kad galit taip nušokinėti iš karto, matot. Viskas čia ok. Tai pradėsim nuo to, kad mums statant namą reikia čia silaisvinti teritoriją. Galim padaryti su kastuvu, nes kastuvas yra įrankis skirtas žemei, žoliai ir kam čia dar smėliui? Jo, smėliui nukasinėt. Aišku, jau prasideda naktis, greit prasidės, kas mums nėra labai taip naudinga, bet nieko tokio. Svarbiausia yra nusikas dabar ir mes čia greit įsirengsim savo būstą. Hatikę, taip sakant. Ok, nepasiek. Op. Turim viską, dabar su kirtikliu. Iškertam šitą. Prisimenat kaip kirst? Laikom ir kertam. Taip, jas galytė čia padėjau netyčia. Gerai. Dabar ką pasidarysim, tai... Ojojoj. Ką mes pasidarysim, tai pirmą užsidengsim šitą mums visiškai nenaudingą vietelę. Su purveku. Ir pradėsim darytis, taip sakant, savo namučius. Taip. Na, jie nebus labai dideli. Tai pirmas su šitu. Tai 3. Nebeturim. Mat kaip. Na, nieko tokio. Galim mes labai greitai nueiti ir pasiimti mums tokias medienas, kokios tik reikės. Čia šiaip tai yra smurfų daina, tai nedainuokit vis žmonės, palaikys jūs kokiu mažvaikiu. Ar mažvaikiai, jeigu kas nors
jeigu ką nors iš čia žiūrinčių mano fanų, nu, juokauju, neturiu aš tų fanų. Gal ir turiu, gal kažkas. Jeigu esat mano fanas, tai parašykite komentarus, aš labai atsidžiaugsiu. Labai man bus smagu. Ir eina sau. O dar smagiau bus, jeigu fanių yra. Taip, tai visų pirma, dar išgausim, taip sakant, smėliuko. Ir dabar, kad jūs pačiai pradžiai pasidarytumėt savo namuką gražų, jums iš tikrųjų reikia kažkur 2 medienas daugiausiai derinti. Tai visų pirma, išsigaminam šitaip. Šitaip išsigaminam. Ir dabar laiptų pasigaminam. Aišku, jūs galite nustemti, kam čia tie laiptai iš viso, bet pamatysit. Nes iš tikrųjų su laiptais ir su visko galima labai gražiai čia padaryti. Minecraft'e. Galima tikrą Minecraftišką namuką gražų pasidaryti. Of course. Jeigu shiftą nuspaudę laikom, galim ir taip padėti. Ir galim taip padėti, bet tai mums naudos neatnešia, kiek matote. Ok, tai išsikertam. Nes aš mėgstu gražiai taip dekoruoti namelį. Ok, dabar iš kitos pusės lygiai tą patį. Ar išeis? O, išeina. Jei, galvoju, neišeis, gali neišeit gal. Aišku, čia pritrūko mums šiek tiek. Šiek tiek pritrūko, bet nieko tokio. Taip. Toliau stogas. Kaip čia mes su tuo stogu darysim? Na, pradžiai pasidarysim jį tokį negražų. Iš šitų pusiaublokių, pusblokių vadinamų. Taip. Manyčiau, reikia dar prisigaminti šitų. Aišku, mes galiu... Jezus. Mes paskui šitą dizainą namo, taip sakant, pakeisim, nes jis kol kas netrodo taip gražiai. Tikrai atrodo visai negražiai. Tai jau tikrai. Kaip čia? 1, 2, 3, 4. 4 deglus. Ir gaunam 16 deglų. Apsimoka. Taip. Ir taip apsišvietėm. Kadangi Vilnas neturim, tai turbūt ir nemiegosim. Ir kas mums iš to? Mums tas iš to, kad galim pasigaminti krosnį. Dar vieną pasiekimą gavom, kaip matot. Įsidėk. Opa, ir galim išsikepti savo mėsikę. Viena anglis iškepa 8 daiktus, bet kokius. Tai šitą galit prisiminti ir jums gali praversti kažką kepant. Tiesiog. Toksai patarimas nedidelis. Galim mes 15 patiek, bet iš tikrųjų užteks mums 24. Jeigu neužteks, tai pasigaminsim dar. Nebėda tikrai. Fuck. Žiūrim, kaip mūsų mėsa. 3 kepsniukai jau iškepė. Labai, manyčiau, skanus jie yra. Taip. Taigi, užsidengsim stogelį. Kad mums darytų ir kokie čia baisokliai nepatektų pas mus nuo viršaus. Na tai gal jie gudrus, jie yra tokie. Tai žinai, gali ir iš viršaus patekti. Opa. Dar truputį anglės ir... Aha, mums pritrūko. Nekatokia. Iškart pasigaminam. 1, 2, 3. Nu va. Štai taip va. Apsidengiam stogelį. O dabar ten aišku zombiukas vaikšto. Zombeks vaikšto. Apsidengiam mes stogelį ir dabar... Pasidarysim sienas, tai yra langus visokius, nes
jie gali, aišku, perlipti per šitą mūsų, taip sakant, mažos apsaugos vietą. Tai ką visų pirma darom, tai pasiemam smėlio. Jeigu nerasi smėlio, eikit prie kažkokio vandens telkinio, ten dažniausiai būna. Taip, šitas nebekeps, keps smėlis. Turim truputį greičiau. Galim apsisodinti. Ček. Yra cukranendrių. Čia mes jas galim pasisodinti. Nu, dabar duris pasidarom, nes būtų turbūt nepatogu blokelius griauti. Štai va tokios durikės. Praeinam ir kaip matom, turbūt pamatėt, kad mums trūksta vietos, ne? Todėl mes pasidarysim skrynę. Į skrynę galima susidėti visokius savo daiktus. Kaip kad va čia. Aha, tai turim 3 stiklus. Dar šiek tiek pasikepsim. Kas čia mums šito nereikės kol kas, ne, nu, gal reikės. Ok, turim taip pasidarę, taip. Nu, išsikepkit stiklę, kepkit stiklą. 5, greičiau. Give me that. Opa. Ir nepradėkit stiklų taip dėt. Visų pirma, galim jos išsigaminti į stiklo, tokios kaip panelės. Tokius kaip ir dalykus, kurie daug gražiau atrodo negu paprasti blokai. Matot? Ką aš jums sakiau? Na, stiklo, jeigu iškertam jį, kad ir kaip iškirsim, mes jo negausim. Kas yra ne per smagiausia. Iš tikrųjų galim pakūrenti ir su lentom. Matot? Kiek mums čia užteks, jo? Jo, užteks iš tikrųjų. 4, dar vieną galėsim pasidaryti. Ir ko mums dar reikia, tai yra grindys. 3 šitie. Ir manau, laisvai mums čia jos pasidarys. Tai galim po šitai skirsti, jie nenukris, aišku. Nebijokit. Op. Aha, jau stiklo turim pakankamai, kad pasidaryti dar vieną tokį paketą. Tai, aha, tai op. Šiek tiek jo liko, todėl mes galime čia pasidėti. Dabar iš tikrųjų galim užsidaryti duris. Kaip čia dabar daryti? O. Na, po krosnim galit ir nedėti, vis tiek nesimatys, bet aš dėl viso ko, jeigu paskui kažką daryčiau, čia pasidėjau, kad viskas ok būtų. Taip, kur mūsų kirtiklis? It's here. Iškirtom. Ir mums pritrūko vieno. Na, pasigaminam iškart 6, nes kitaip mes gamintis ir negalim. Valgyt nenoriu dar kol kas. Kaip čia nesimato, nelabai matosi. Va, mūsų pirmas toks namukas. Galim jį gal geriau apžiūrėti. Tai čia tokie palangės. Čia taip va. Turim deglų, jo turim. Tai va čia, op. Čia va. Čia aišku galim užtaisyti. Ir va, jau švinta. Kas ten? Niekad. Tai ką, manyčiau, su jumis buvo MC Forsas, aišku. Karolukas su jumis buvo. Nes mane kartais Karoluku, jie nevadina. Tai ką, pasimatysim 5 epizode. Ar šitas? Jo, šitas buvo 4, tai išliko ir gali epizodai tęsiasi kasdieną, kaip matot.
Jeigu norit, galiu jūs ir ilgesnius įkelt. Kelsimės ir ilgesnius. Matot, kokie mes gražus. Oh yeah. Oh yeah. Tai va, tai. Ačiū, aišku, kad žiūrėjot šį video. Nepamirškit, kaip visada, laikinti, komentuoti, prenumeruoti ir jeigu jums tikrai patiko šitas video, pasidalinti jį su draugais. Taip. Tai ką? Pasimatysim. Žmonės. Uždarysiu dar duris. Velniop. Nu va. Tai ką? Ate.